Sveiki visi, su jumis sveikinuosi, aš Antanas ir šalia manęs yra mieloji, geroji, talentingoji Adrina. Ne, galėjai sakyti ir vėl Adrina. Ir vėl Adrina. Šiandieną mes turime tokį iššūkį padaryti, kur Adrina net neįsivaizduoja, ką mes dar darysim. Aišku, jinai tikriausiai nutokė, kad mes kažką gaminsim. Kur maisto nesąmonės ten ir tu kažkaip pastebėjai šitą? Ir šiaip po tos nesąmonės, ką prieš tai filmavom, šiandien esu va po kraujuko daviniuko, nes kažkas skandukų yra. Aha. Bet kokiu atveju, palaikinkit, nepamirškit, pasubscribinti ir apačioj pakomentuokite, dar kokių video norit pamatyti ir ką mes turim padaryti, išbandyti. O dabar, Adrina, aš pajungsiu video, mes turėsim pažiūrėti šį video ir turėsim atkartoti taip pat viską, kas tam video yra parodyta. Tas videkas ir ta moteris, kuri gamina tos įvairiausius dalykus, yra labai ganėtinai populiari ir daug peržiūrų surinka. Nu bet žodžiu, tas maistas yra ypatingas, galim taip sakyti, ne? Pasiruošus? Tiesiog nekreip dėmesio, nesvarbu, dabar tiesiog pažiūrėk šį video. Tai jinai visą laiką, kai gamina, po to duoda tikriausiai, kad savo sūnui arba savo, nežinau, step kažkam, ne? Ai, tai aš gaminsiu ir tau duosiu. Tu duosi ką? Nu, pradedam. Hi people, and I'm back cooking again. And today I'm going to be doing a different form of spaghetti bolognese. Jau supratai? Darysime spaghetti bolognese. Tai mes turim dabar kiaušinį, turime faršo, svogūno ir spagečių. Right, I'm going to put this egg. Kartu turėsim visą tai pagaminti. Nelabai atrodo sudėtinga. So all the eggs. Bet atrodo viskas paprasta, ne? Aš kai pirmą kartą pamačiau, aš niekada nebuvau dar matęs nieko panašaus, kad šitaip darytų spagečių. Nu, bet žiūrėk. Čia yra spaghetti bolognese. Jei net nesulimpa. Nu ir žodžiu, mes paimam visus spagečius po truputėlį ir tą patį visą faršą. Tada mes net neišverdam makaronų, bet tos makaronus sudedam į blemą, nežinau kaip jisai vadinasi. Makaronai nėra išvirti, mes sudedam makaronus, faršą, tada svogūną mes supjaustom tokiais griežinėliais. Į tokiais dideliais pjaustysim. Ir šitaip mes turim svogūną tada sumest. Tada aš net nežinau, kas čia pomidorai kažkokie tai. Nu ir čia yra reakcija žmogaus, kuris turi paragauti šitą. Vargšas sūnus. Realiai. Žiūrėk. Ir žodžiu, šitas videkas turi virš 2 milijonų, man atrodo, peržiūrų. Ir šiandien mūsų yra užduotis, mes, kai filmuojame įvairiausius eksperimentus, bandymus ir taip toliau, kas yra įkelta į YouTube ir mes turime išbandyti. Tai šiandien mes turime išbandyti šitą pastą bolognese. Pasiruošus? Važiuojam? Neįsivaizduoju, kodėl Adrina iš vis pasirašo šitokiam dalykam, bet mes turime... Ai, žinai ką, dar paduok man mažą indelį, kur aš sukalsiu kiaušinį. Tai tu čia negali kalt. Čia turi kalt, o po to turiu suversti iš faršą. Supratau. Tai pirmiau šiaip... Va, išbėgo. Žiūrėk, kaip manai? Nu ne. Pala. Nu, tu durnau, Adrina. Nu, what the fuck? Taigi, buvo aišku viskas, kad duž. Nu, ką tu darai? Bet aš tikrai nepagalvojau, kad tai bus. Pizdu, pizdu, iš visos jėgos. Negalvojau, kad duž. Nežaiskit su kiaušiniais. Patariu. Tada mes išmaišome visą kiaušinį su visais baltymais, su viskuo. Išplakame taip, jog susidarytų vientisa masė. Jeigu norite daugiau pamatyti videokų su Adrina ir manimi, kaip mes kažką gaminame, nepamirškite palaikinti šio video. Arba jūs galite prie penktadienio filmo šį vakarą pasigaminti irgi. Arba tiesiog su kiaušiniu užti žmogų. Cielkos plėvelę nuimam ir sumetam viską į vidų. Aš turiu 2 pirštinės, kadangi Antanas šį kartą pas mane. Kokias pirštinės radau tokias, tai bandykis dėtis. Matai, čia yra XS ir man dar tokios visai. Tuo metu mano net pirštai neįlenda. Aptaškiai. Viskas, mes turim šitą, dabar žiūrėk, reikia makaronus dabar jau lipdyti. Brother, what's that? Tai aš manau, kad tai yra vienas šlikščiausių videokų, kuriuos mes darėm. What's that, brother? Va.
Nu tai va, visur mes išmakečiolinam. Nu va, man atrodo, kad pats tas. Kodėl aš galvoju, kad tai visai skanu bus? Tuomet mes turime svagūnų. Tokio didumo. Tai kai išlykštų turi būti. Man tai svagūnai skanus. Man tai irgi, bet šiandien tai tikrai nesibučiuoju. Nu ką, dabar mes turime tai visą tiesiog pašaut ir... Į orkaitūnę. Į orkaitūnę ir tada laukt, kol visą tai iškeps. Dar noriu priminti, kad makaronai nėra virti ir ten buvo nevirti makaronai. Tai yra spageti bolognese kitaip. Adrina ir Antanas. Gerai, abudu iššauname. Va. Na, o dabar tiesiog laukime, kol viskas apskrus. Pralaukiam 30 minučių ir mūsų šedevras. Šiaip, kodėl pas mus geriau atrodo nei tenai? Ką, žinau, nu man tai čia gerai viskas atrodo. Jeigu dar makaronai būtų išvirti, tai žinok, čia pasakė. Bet tai neblogai padegė. Tai ten irgi, žinok, buvo. Ten viskas traškėjo, kai jisai ragavo. Nu, paragausiu mėsytės visų pirma. Žiūrėk, skaniai skamba. Jeigu nežinotum, ką valgai. Didžiausia nesąmonė, kurią galėjom padaryti. Čia mėsytė tas skanus su to padažu. Aš iki dabar nesuprantu, kodėl makaronai turėjo būti neišvirti. Bet, žinokit, tenai, tam videkė, jūs patys matėt, atrodo nefainai. Bet čia visai gražu. Nes aš galvoju, kad čia pati didžiausia nesąmonė ir bus labai neskanu, bet čia pas mus kažkodėl mes vis tiek gražiai visai padarėm. Nu ir visai skanu, tikrai. Tavo draugė dantistė, jeigu ką, ne? Reikia valgyti ne tą patį galiuką, o viduriuką. Ne. Man galiukas skaniau. Belia kaip skanu. Kapojus, tos makaronus aš tai vien faršą valgau. Belia kaip skanu. Aš galvau, kad čia bus net didžiausia nesąmonė. Ir dabar blogai jaučiuosi, nes tai gerai gavus. Tai mūsų verdiktas, kadangi čia yra Antanas bando ir prie Antanas bando prisijungia ir Adrina, mes išbandėm ir aš savo nuožiūrą rekomenduoju jums irgi pabandyti, nes čia belia kaip geras užkandis. Tai nėra durna, tai yra įdomiai kitaip. Nu. Wow. Aš dabar bandysiu žmonės už kameros. Bet faršas tik košę paliktas. Ir va viršutinė, kur daugiau padažo pakliuvo, buvo minkšta, bet netraška. Aišku, trūksta biškių ir tokie guminiai. Bet šiaip skanu? Pasta bolognese, sakyčiau, 6. Nu ką, mes pagaminom ir aš manau, kad mes esam sėkmingi šituo receptu, nes mes padarėm geriau nei buvo tenai. Tai faktas. Adrina? Mes tai padarėm ir aš iš tikrųjų rekomenduoju pabandyti patiems, nes tai yra ganėtinai skanu ir šiaip juokinga visai daryti. Šitas sėkmingas. Šitas sėkmingas. Šitas nėra nesąmonių, viskas skanu ir ačiū labai, kad žiūrėjot. Su jumis buvau aš, Antanas ir Adrina. Nepamirškit palaikinti, pasubscribinti. Ačiū labai, kad žiūrėjot ir mes atsisveikinam iki kito video. Iki!